Bet kokiu metų laiku, bet kokiu lietuvišku oru, įstiklintoje terasoje galime ilsėtis patogiai, saugiai ir šiltai. Įstiklintos terasos gali būti rėminės ir berėmės. Kauno rajonas. Individualaus namo šeimininkai nusprendė įstiklinti terasą aliuminio ir stiklo rėminę stumdoma sistema, kuri gali būti suvarstomom ir nevarstomom dalimis. Rėminės sistemos gali būti 2 arba 3 bėgelių. Šiuo atveju yra šonai daryti 3 bėgelių, 3 dalių ir vienas šonas yra stacionarus. Rėminės sistemos gali būti iki 2,40 m aukščio. Šiuo atveju naudota 2,20 m aukštis. Plotis gali būti iki 6,5 m. Toliau, jeigu plotis yra didesnis, mes skiriam per pusę ir darom tiesiog antrą dalį. Stebime, kaip įstiklintos terasos dalys yra varstomos iš priekinės pusės. Štai ją galima atidaryti ir atidarius pilnai atsidaro 2/3 ploto. Įėję į vidų, terasą atversime dar plačiau. Antra dalis yra taip pat 3 bėgelių, 3 dalių ir atsidaro 2/3 ploto. Tai atidarius pilnai terasą turime pakankamai gerą vėdinimą ir terasoje nėra karšta. Terasos judančias dalis galima sustumti į bet kurią pusę, sustumti į vidurį. Taip pat terasos dalys yra stumdomos ir iš šono. Šonas terasos taip pat yra 3 bėgelių, 3 dalių sistema. Jis gali būti atveriama iš lauko pusės. Ir spaudus fiksatorių galima tiesiog įeiti į terasą. Fiksatorius gali būti rakinamas. Kiekvienoje varčioje naudojami sandarinimo šepetėliai. Jie tarnauja kaip vėjo izoliacija. Ir sėdint terasoje galite mėgautis kava. Terasoje rėminės sistemos dalys yra stumdomos tiek iš lauko, tiek iš vidinės pusės. Aliuminio ir stiklo rėminė stumdoma sistema buvo suprojektuota ir terasai Žemaitijoje. Terasa yra gerokai didesnė nei matyta prieš tai. Čia taip pat varčios yra stumdomos per visą aukštį. Iš pradžių buvo padaryta terasa, paskui nuspręsta buvo ją įstiklinti. Terasos stiklinimas buvo atliekamas iš vidinės pusės. Terasa puikiai tinka prie medinių konstrukcijų. Terasos šonai dažniausiai būna su nuolydžiu, tai reikia stiklinti terasą su stacionariomis viršutinėmis dalimis, kaip čionais trapecijos formos viršutinė stacionari dalis. Stebime, kaip galima sustumdyti šios rėminės konstrukcijos dalis ir atverti terasą. Terasa yra rakinama. Terasa gali būti lengvai padaroma rakinama, tai atliekama su rakinama spynele, kaip šiame objekte. Tiesiog vienas raktelis iš vienos pusės atspaudžiam ir galime įeiti į terasą iš lauko pusės. Neringa. Įspūdingų kraštovaizdžių galima grožėtis iš terasos, kuri įstiklinta su berėme stumdoma atveriama sistema. 23 stumdomų atveriamų dalių. Berėmė stumdoma sistema gali būti iki 3 m aukščio, o ilgis yra neribojamas. Neringos miesto architektūra padiktavo nestandartinį sprendimą. Terasą turėjome daryti skirtingų aukščių dėl balkono peraukštėjimo. Tačiau galima atidaryti visą terasą, šonuose ir per vidurį. Berėmė grūdinto stiklo konstrukcija yra estetiška ir žinoma yra sudėtingesnė už rėminę aliuminio konstrukciją. Ši sistema yra gerokai sudėtingesnė, kadangi jinai yra kaip ir kabanti sistema, nes 70% svorio tenka viršutiniam profiliui. Tai kad ją sumontuoti tinkamai reikia, kad viršutinis profilis būtų kur įtvirtinamas. Berėmės sistemos atveriamos dalis gali būti iki 65 cm pločio, nes tai yra ribojama dėl varčios svorio. Šioje terasoje berėmės sistemos dalis galima sustumti ir per kampą. Apatinėme bėgelėje yra sandarinimo šepetėlis, kuris tarnauja kaip vėjo izoliacija, o ant kiekvienos varčios yra specialūs profiliukai, kurie tarnauja kaip vėjo ir kaip lietaus izoliacija. Stebime, kaip lengvai berėmės sistemos dalys susistumia. Knygos tipo. Varčios susistumia prie atidarimo angos ir atsiveria kaip knygos lapai. Terasą galima sustumti visą ir turėti 100% atidaryto ploto. Karštą dieną tiek rėminę, tiek berėmę sistemą atvėrę pilnai turime neįstiklintą terasą, o užvėrus galime jaustis komfortiškai bet kokiu oru.